Bono kreidos periodas turėjau 10 vienodo ilgio rankų, didelės akis, tačiau užkasniuose likusi tik viena kūno dalis – rostras, forma primenanti kulką. Liaudė mane vadina velnio blomis pirštais, per kūno strėlėmis. Tai pastebėjo ir graikai, iš kurių kalbos kilo mano pavadinimas. Nu gerai, tada čia. Čia turbūt šitas. Buvau vienas pirmų ir ilgiausiai egzistavusių gyvių žemėje prieš milijonus metų. Mano išvaizda – vabalo ir krabo hibridas. Mano pavadinimas, kuris reiškia 3 skiltis, tai turbūt šitas ir bus. Skamba panašiai kaip šiuolaikinis informacijos kiekio matavimo vienetas, tačiau esu labai senas informacijos šaltinis. Tai bus trilobitas. Trilobitas. Gigabaitas, terabaitas, trilobitas. Va. Buvau moliuskas, turės ilgus čiuptuvus ir spiralės formos kriauklę, kuri itin primena avino ragus. Būtent tai lėmė mokslinį mano fosilijos pavadinimą. Jau senovės romėnai mane pažinojo ir vadino Amonis Kornua, Amono ragai. Mat senovės Egipto dievas Amonas buvo vaizduojamas su avino ragais ant galvos.